Toliau laidoje Svajonių sodai vasaros aktualijos, kaip paruošti, atnaujinti ir aliejuoti terasą. Kartu su Tikurila akademijos vadovu Audrium Dryžu atvykome į ūkį Debesų ganykla, kuris kaip tik rengėsi svečių priėmimui vasaros sezono metu. Mūsų ūkis yra edukacinis, pas mus atvyksta labai daug svečių, švenčia vaikų gimtadienį, čia mūsų pagrindinė paslauga. Tai kadangi turim daug žmonių ir terasų, jie visi čia būda vaikštinėja, tai labai svarbu, kad terasa būtų ir graži, ar ne, paruošta šventėm, ir tuo pačiu kokybiškai padaryta, ar ne, kad kuo ilgiau laikytų, nes darbų ūkiai tikrai netrūksta, tai norisi, kad prie statybų kuo mažiau reiktų dirbti. Tai kadangi turiu teigiamą patirtį jau su šitais produktais, tai žinojom, kad rinksimės Tikurila aliejų. Tai svarbiausias dalykas, ką reikėjo iš pradžių padaryti, tai išsirinkti spalvą. Tai mes iš tikrųjų išsirinkom 2 spalvas iš katalogo ir kadangi katalogė mums pasirodė truputį neaišku, tai pasidarėm tokius bandinius. Tai va turim 2 bandinukus ir rinkomės spalvą būtent iš šitų 2. Ir iš pradžių linkom prie pilkos spalvos, bet visgi galų gale nusprendėm, kad norim, kad tas skirtumas išėjus iš vidaus, kur yra šviesi mediena, būtų kuo mažesnis ir pasirinkom tokią rudesnę, bet nugesintą. Labai geras sprendimas pasidaryti spalvos pavyzdį ir atsivežus į vietą pasidėlioti prie fasado, prie aplinkos ir įvertinti. Tai ir labai gerai, kad rinkotės iš tokių žemiškų variantų ir iš to didžiojo spalvyno. Jis netoks ir didelis, tik 50 atspalvių jame. Dar ką galiu pasakyti, kad galite rinktis ir, aš kaip vadinu, paprastą variantą. Labai lengva pasiimti iš lentynos tos taip vadinamas gamyklinės spalvas. Kai ateis laikas perėjo, tiesiog atsimenat, kad turėjot rudą spalvą ir po metų ar 2 ar 3 bus ruda lentynai. Pasiėmėt ir einat alijuot. O dabar 3 svarbiausi etapai, kaip greitai ir kokybiškai aliejuoti terasą. Tai kadangi mūsų terasa yra labai didelė, norisi, kad būtų patogu ir greita atlikti šitos darbus, tai gal galėtumėt parekomenduoti, kaip greičiau ir patogiau tą padaryti? Labai svarbu patogus įrankiai ir čia mes turime terasai paprastai 3 etapus. Vienas etapas – paruošimas, plovimas. Terasų atnaujinime naudojam ploviklius. Dažnu atveju pakanka tų taip vadinamų oksidacinių, tokių šarinių ploviklių, kurie pašalina ir nešvarumus, pelėsius, mikroorganizmus ir šiek tiek atšviežina, atbalina medieną. Antram žingsniui mums reikės šiek tiek padirbėti fiziškai, šiek tiek pašlifuoti terasą. Terasos šlifavimas atliekamas su šlifavimo padėliu Anza. Po šlifavimo dulkeles vėlgi nusibraukiam tuo pačiu šepečiu, kurį naudojam plovimui. Okay. Tai čia daugia funkcinis. Viskas yra, kaip čia keičiama, patogiai ant to paties įrankio. Bet jums nereiktų sukti galvos. O tuomet mūsų lauks jau tas didysis darbas aliejavimas. Ir čia įrankį reikėtų prisiderinti palei terasos reljefiškumą. Rifliuotai terasai visgi būtų geriausia naudoti teptuką. Dar vienas labai patogus įrankis ir labai greitas, tai yra teraso aliejavimo kempinė arba kartais jį vadinu padu. Šiandien naudosim Tikurilos aliejų Valti Plus Terasol, kurio tarnavimo laikas iki 5 metų. Iki 5 metų jis ištarnaus ne visose sąlygose ir tokioj stipriai dėvimoj, galbūt stipriau arba pietiniai pusiai esančiai terasai tarnavimo laikas bus apribotas iki kelių metų. Jeigu ta terasa būtų padaryta iš kokybiško medžio, po stogeliu jinai drąsiai ištarnautų turbūt ir 3, 4 ir link 5 metų, iki tol, ko jums reikės jau atnaujinti. Pagrindinė aliejimo taisyklė yra taupiau yra geriau. Čia jūs turit aliejų dengti taupiai taip, kad tas aliejus susigertų ir nesuformuotų plėvelės. Plėvelė yra blogai. Dėl 2 priežasčių. Jinai uždaro medį, neduoda kvėpuotiem ir galų gale nusilupa kaip dažų plėvelė. Jūs turėtumėt geriau darykit 1 kartu, bus saugiau. Arba jeigu darot 2 kartais, tai taupiais, perteklių nusivalančiais kartais. Tuomet bus viskas ok. O štai ir darbų rezultatai. Įvertinkime. Na va, Evelina, turim dalį terasos nualiejuotos su Valti Plus Terasol aliejum. Ir ką mes matom? Puikus vienodas toksai tolygumas. Išrankėtos tos dėmelės visos, kurios buvo prieš tai
šešėliai, tokie netolygumai. Ir labai džiaugiuosi, kad mes nesirinkom bespalvio aliejaus, nes bespalvis aliejus mums jų nepanaikintų. Aš dažnai mėgstu sakyti, bespalvio medžio nebūna. O čia mes priderinam labai artimą spalvą ir nežinau kaip pačiai. Tai tikrai labai džiaugiuosi ir labai ačiū, kad rekomendavot visgi rinktis ne bespalvį, ką iš pradžių galvojau, o pasirinkti su spalva. Tai spalva tikrai labai tinka, labai dera prie viso mūsų ūkio vaizdo ir manau tikrai džiaugsimės ir mes, ir lankytojai. Super.